Labas rytas. Čia mano kolegių labai daug, kurios mane pažįsta, o kitam tai trumpai prisistatysiu. Aš esu Svetlana Mlešenko, ruošdamas darbelių technologijos pamokai, ieškojau darbelio iš džiovintų lapų ir internete radau labai gražų pavyzdį. Štai šitaip jis atrodė. Pasitariau su vaikais, parodžiau vaikam patiko, mes pasiruošėm ir atlikom šitą darbelį. Čia yra vaikų darbas. Na ir tada kažkaip, kaip sakoma, ir užkilau aš tos technikos, kurios pavadinimas yra Iris Focus. Apie tai, kaip kuo įdomi ir kaip ją pritaikyti darbus su mokiniais, pradinių klasių informatikos. Viską galima naudoti. Aišku, lengviausia yra dirbti su popieriumi. Tai darbas schema iš 3 dalių. Parenku vaikams pavyzdžius įvairiausius ir parodau, kad galite pasirinkti. O štai čia jau sudėtingesnė schema, iš 4 dalių schema, pagal kurią jau truputėlį sudėtingiau dirbti. O jau tie vaikučiai, kuriems nepavyksta, tai jie gali ir atlikti tą darbą ir visiškai kitaip. Parodysiu čia padaręs, kuriam nepavyko pradžioje ten nuskyti pagal schemą. Jisai kažkiek truputėlį pasivedė, bet po to paėmė ir suklijavo taip, kaip prašom, visai gražiai atrodo. Skiriasi nuo kitų taip, kad darbas tikrai nesudėtingas. Na, jeigu jūs žadate atlikti vieną nesudėtingą darbelį, tik tai vieną, tai jūs galbūt jo ir nereikėtų, jūs galėtumėt gal apsieiti paprastomis žirklėmis ir, tarkim, kažkokį margutį ten, formą, širdelės formą, iškirpti ir žirklėmis. Bet jeigu jūs planuojate atlikti daugiau darbelių ir sudėtingesnių darbelių, tai jūs neapsieisite be tokio peiliuko. Ir dar aš kitaip manau, kad tiesiog tas rinkinys, kurį jūs surinkote ir kad vaikai tiesiog žinotų, ko reikia vieną kartą ir visiems vaikams. O jums šiandien prašiau, kad atneštumėt lygmetės ir pieštukus tam, kad jūs mokėtumėt patys pasigaminti tokias pritaikyti. Visas šitas schemas galima pritaikyti bent kokiam formom, piešiniam, jas galima sukurti savarankiškai, o galima pasinaudoti iš interneto paimti. Štai kvadrato, pavyzdžiui, čia dabar yra 4 dalių schema. Na, yra tokie kaip ir žingsniai, matote. Atrodo, kad tas trikampis tiesiog va šitaip va sukamas ratu. Tokia spiralė sukamas ir tokiu būdu išgaunamas tas sukimo, tas spiralės tokia forma, įdomi forma. Lyg tai gilėja į tolį. Tada ten viduje galima jau daryti ar tai nuotrauką, arba paveikslėlį, bet tie žingsniai irgi gali būti skirtingi, va šitie va žingsniai. Kartais jie būna vienodi, visų dalių. Kartais būna taip, kad į pabaigą arčiau centro tos juostelės ir tas žingsnis siaurėja. Galima panaudoti tik tai vieną popierių, tarkim, kaip čia yra baltas popierius, detalės dar plus. Na ir panaudoti štai toks darbelis. Už balto tai taip. O svarbiausias dalykas galbūt tame darbe tai parinkti tinkamai gražiai spalvas. Ir tai yra pakankamai sudėtinga, nes, aš norėjau pasakyti, kad tie atspalviai, galbūt šie atrodo, kaip jie tiesiog yra atspalviai, ne kontrastinės spalvos, o parinkta atspalva. Na, va štai čia dabar yra parodytas jums darbelis iš tokių medžiagos juostelės, nelenktos medžiagos juostelės. Šiaip jau darbą atliekant reikia popieriaus juosteles lenkti pusiau, o čia, kadangi tas kraštelis ir taip pat labai yra gražus, tai aš tai daug darbelis. Svarbu priminti ir dar pasakyti, kad kiekvienas turite pagalvoti, kaip papuošti taip, kad jūsų darbelis skirtųsi nuo kitų. Taip pat kaip aš čia norėčiau, štai aš čia kažkokius blizgučius atsinešė.
štai tokius šablonus, trafaretus tokius. Pasigaminu jau pati tokį trafaretą ir jiem tiesiog paduodu šitą trafaretą. Jie dedasi, pertraukos metu jau jie pradeda dirbti, ar kokius porą pasigaminu. Jie pasideda trafaretą, kuo apsibrėžia ir toliau jau peiliuku įsipjauja. Jeigu kažkas pasirinkote ir norite šabloną apibrėžti, paprasčiausiai kaip mokiniai. Kažką pasidėti, aš siūliau turėti štai tokią plastelino skirtą lentelę, kad nesugadinti stalviršio. Jeigu kas neturi, tai palaukti draugų, pasidarykite. Kam reikia, aš turiu. Kad padaryčiau taip, kaip tu padaryčiau. Jeigu aš neskirpau, aš taip pagal šabloną apsibrėžiau, Aš taip buvo parašyti. Ar mes jau buvo? Nebuvo. Nebuvo. Ne, nebuvo. Taip, mums sakė per metu. O mums iš blogos pusės atverčiat ir jūsų geroji pusė bus šita. Švarniai, kad jūs nepergyvenkite jau labai, nes taip jūs ir klijuosite. Toliau, jeigu jūs paruošėte trafaretą, tai reikėtų dabar sujungti trafaretą su šablonu, kad tvirčiau laikytųsi, ir tai galime sąvaržėlėmis padaryti, o galime ir lipne juostelę iš kraštų taip pritvirtinti lipne juostelę. Nebijokit per daug, nes šita pusė jūsų negera, jeigu ten ir liks kokia žymė, tai nesivaržys. Pirma A, B, C, D, E. Jūs galite visas iš eilės suklijuoti. Pirmas dalis. Iš eilės, nes niekam netrukdo, jos atskirai visos klijuojamos. Sudėtingiau kaip yra spiralė. Ten reikia klijuoti vieną paskui kitą. Pirmą, antrą, trečią. Susiratu. O šiuo atveju tai čia jokio skirtumo nėra kaip sulenkimo į centrą. Kokia bent kokia, tu gali pasiderinti spalvą prie šitos vietos. Taip, viena kitą turi dengti ir ten neturi matoma būti tos schemos nei kraštelė, nes iš kitos pusės
Tekstilų tas atapinimas, tai jau tada žiūrėkime. Prašau, pasižiūrėkite, kas iš kelių spalvų atlieka darbelį. Jeigu jūs dirbate su keliomis spalvomis, tai štai čia, tarkime, schema yra 4 dalių. Tai jūs pasirenkat 4 spalvų popierių ir iš vienos pusės jūs sukat, matote šitą sferelę, vieną spalvą sukate, iš kitos pusės kita spalva, čia 3 spalva ateina ir iš čia 4. Ir kaip jūs sukat tą sferelę, tai išeina taip, kad vienoj vietoj kiekvieną kartą 2 juostelės tos pačios spalvos. Tarkime, pirmą ratą sukote, čia įkuojate, tarkim, žalią spalvą ir vėl kitą žalią. Toliau eina, čia jau jūsų sustoja geltoną ir dar vieną geltoną. Vienu žodžiu neįsigąskit, kad 2 kartus reikės tą pačią spalvą pakartoti. Kitame rate, sekančiame rate. Tarpyti galim ir atspėti, kad kaip taupumo sumetimai. Thank you.